Beje, sveiki, aš Jolanta, gyvenu Danijai. Ir Danijai ieškam ragų. Ieškom ragų. Kol kas žymės nedaug. Vieną tik eglutę matėm nutrintą. Vadinasi, kažkur elnių yra. Vaikšto. Fantastiškas šiandien oras. Šilta, gera. Va iš senų. Va kaip nutrinta medis. Šviežiai. Vau. Eiktų savo. Nu ir ragas galėtų būti kur nors. O čia va senų laikų nutrinta. Galėtų koks relnės išlyst arba stirna. Būtų faina. Yra tekę matyti iš karto bėgant gal kokį 30 elnių. Vaizdas nerealus. Šiaip iš tikrųjų atvažiavome į naują vietą. Dažniausiai važiuojam į vieną vietą, tai ten visada randam. Užtenka valandą pasivaikščioti ir bent jau vienas ragas būna. O dabar bandom naujų vietų ieškoti. Va, prikakaliuota yra. Čia stirnas, bet ir elnių mačiau. Šudelių buvo. Reiktų ieškoti mažesnių eglučių, kur jie bėgdami pro mažas eglutės ragus užkabina ir numeta tenai. Bet taip nesinori lysti jas. Išvažiuočiau aš vieną dažniau į mišką. Bet Danija atsirado vilkų. Nors ir žinau, kad jie nieko nedaro. Bet vis tiek nejauku. Jeigu kur pamatyčiau vaikščiodama vieną po mišką. Va, mažų eglučių yra. Netgi vienai kaip iššoka iš krūmų elnias, koks nejaukų būna. Gaila, tada nefilmuodavau. Aš čia! Radai? Nu čia tarp tų eglučių turim rast. Čia grinai jų veisykla. Kur tu? Palauk. Va, kaip eglė. Nuvaryta. Va šitokiuose jaunuolynuose. Jie ir vaikšto. Va. Įrodymai, kad vaikšto. Ir vėl. Nu tik ragą belieka rast. Kažkaip paukščiukų nesigirdi. Mažokai, net namie labiau čiulba.
Užmygė jie. Noriu rago. Nu bent jau elnę pamatyt kokį ir stirnytę. Šakytės kaip nulaužytos. Va kaip nulaužtos šakos. Ar čia nupjauta? Gal nupjauta čia? Ne, čia nupjauta. Tai gal kažkas ragus išrinkė? Blyn, nupjaustė tos eglių šakelės. Įdomiai. Kodėl? Viršūnės nupjautos. Ai, kad va čia 2 viršūnės matyt buvo ir 1 nupjauta. Aš čia. Kas tenai? Lieptelis kažkoks? Šlapia? Jie va čia turėtų eiti atsigert. Čia toliau šlapia, nepraeisim. Va pėdutės. Bet nu ne tiek daug. Ten, kur praeitą kartą buvau, kur filmavau, tai ten kur, ten kiek pėdų buvo. Viena ant kitos išminta. Ten upelis? Čia net ne upelis, o griovys. Matos, ten daug pėdų išminta? Nu, kaip tenai, anoj pusė ar ne? Nu, anoj vietoj turi menį. Nu, čia yra. Nedaug. Nu, čia autostrada padaryta. Kaip? Aš matau, kad ten sodyba. O darbi keli nutrinimai. Vau, va čia tai gerai nutrinta, žiūrėk. Eina savo vienas medis. Antras kaip nutrintas. Kamera tau nuo manęs traukia. Pernai. Nu kokį tau pernai? Čia kai su ragais net ragų žymės matosi. Ir dar tenai vienas. Taip senai mačiau, kad ant didelių eglių būtų nutrinta.
Kur tie ragai? Ir ten dar eina va. Čia ištisai. Dažniausiai matydavau, kad tik eglutės būdavo sulaužytos. O čia normaliai taip eiktų savo. Dar tenai matosi nutrinti medžiai. Kur tie ragai, kur jūs tos ragus padėję? Ir nesimato išgulėtų vietų visai. Nerandam, kur jūs miegat. Nu, gražiai. Pasidarbavę. Dar eglutė vieną mažutę nudrožtą. Jūs sulindę kažkur miegat. Pasislėpę. Galėtumėt ant lauko kokį ragą numest. Čia gal ant žolytės galite išlindę miegot, bet nesimato, kaip užgulėta. Būtinai nuvažiuosiu rytoj aš dar į tą vietą, kur praeitą kartą buvau. Ir pafilmuosiu aš tenai. Praeitais metais važiuojam į seną vietą. Bet į kitą pusę. Gerai. Trumpą ratą. Trumpą ratą į seną vietą, kur praeitais metais kaukolę radom. Kas? Ten, kur praeitais metais kaukolę radom, ane? Radau. Tu radai. Tu tau mazgutę per veidą. Te, matai, kad reikia iškūpti. Bet aš atvedžiau į tą vietą. Tai šiandien garantuotai vėl tas pats bus. Zysiu, kad važiuojam ten ir ten rasim. Iškart randu ragą arba ragų dalį ir į mašiną. Tada aš ir toj vieną važiuoju. Ir man nusispjaut tie vilkai. Nu, erkių gali jau būt, nu. Ką darysi? Vėlu. Bet mašinai turim nuo erkių iš tikrųjų. Melagis. O dar viena eglė nutrinta. Bet čia praeitų metų. O, zuikis bėga, zuikis. Geras. Na va, atvažiavom į kitą vietą. Praeitais metais čia buvom radę kaukolę. Bet ragų šitoje vietoje nebuvo. Gal šiais metais pasiseks. Kaukolė su ragais, tiksliau, taip pasakiau. Nu, čia žymės kol kas nėra, tik tai senas. Labai senas.
Nu bent jau gal kokį elniuką pamatyti, ar stirniuką. Kaip būtų faina, nu. Kur jūs? Nenoriu išjungti kameros, nes pamatysi netyčia ir nespėsi įjungti. Taip, kad vaikščiokit kartu su manim. Ką? Nu taip. Čia praeitais metais buvo, matėm elnių. Kragų neradom. O, į tą pačią eilę išlindo mane. Neįdomiai. Dabar aš pirmą rasiu, jeigu rasiu. Aš pasižiūrėjau, nes čia pėdos yra užtat. Tai aš čia tai nelandžiuosi, eiktų šikt. Nors ten jaučiu, kad gali ir būt va šviežiai nudrožta. Va grinai. Čia įmanoma būtų rast. Gal. Bet tai kaip nefaina per tokius krūmynus landžiot. Vadinasi, filmukas elnio pėdom. Tik pametėm elnio pėdas. Gerai lendam iš čia. Pasivaikščiojimas kartu. Kas neturit laiko išeiti į gamtą. Gal ten? Ne. Jie vakarienės turėtų jau išeit paėst. Va pėdos. Va čia, va, tai per tas eglutės apsirengus su kuom, kad nesubadytų. Nu ir kaip čia reiktų landžiot po jas? Eik tu sau. O Dieve. Taip ir nejauko, jeigu iššoktų taip. Nu, palei pakraštį paikime.
Na, čia grinai. Einam paskui elnio pėdom. Padaryti keliukai tarp eglių elnių. Kas niekad neieškojo, tai vat pamatysit, kaip jie tuose krūmynuose pasidaro kelius. Tiesiog išminta keliukai. Va. Nėra taip jau ir baisiai eit. Oi. Nu, tiek aukojęs aš dėl tų ragų. Negi nerasiu nei vieno. Nepamiršti ir į viršų žiūrėti, nes yra tekę, kad jie pamatyti ir pasikabinę ant eglių lieka, kaip eina elniai. Traška šakos. O dabar man jau ir nejauku. Kažkur ten kažkas vaikščiojo. Nu, tikėkimės neiššoks ant manęs, a? Einam biškį atgal. Nesinorėtų taip akis į akį susitikti. Bet matyt, kad jie užuodžia šiaip netyčia nebent iššoktų. Šiaip bėga nuo žmogaus, kiek yra tekę sutikti. Kažkaip vienas medžiotojas aiškina, kad jeigu kvapą užuodžia, tada tikrai bėga. Bet jeigu vėjas nuo elnio link žmogaus, tada neužuodžia elnės ir gali susitikti akis į akį su žmogum. Tada jau neaišku, kas su juom, kas ten jam užplauks. Ale, kad čia užėjau. Nu, nei vieno rago. Nu, tai kur jūs tos ragus dedat? Aš jau galvau, kad išėjau iš tos lūkį. Iš tų eglių, dar čia tik maža laukimė išeita. Bet iš tikrųjų tai nesimatė šviežiai nulaužtų. Ir šūdų irgi ne per daug. Ai, einu iš čia. Ai, kad bada. Akupunktūra.